Gyventojai, kurie nėra apdrausti valstybės lėšomis, nepakliūna į tokį sąrašą, tai yra, pavyzdžiui, jeigu nėra pensininkai, arba nėra studentai, arba nėra darbo biržoje įsiregistravę asmenys, arba nėra neįgalieji, tai tokiu atveju jam, kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiais metais, privaloma mokėti PSD, tai yra privaloma sveikatos draudimo įmokas. Ir minimali suma yra 72 litai. Na, pavyzdžiui, yra tokių žmonių tikrai, kurie nesiregistruoja darbo biržoje, nes jie pasirinkė tokį gyvenimo būdą, tarkim, namų šeimininkės, jom patinka būti namuose, tai tokiu atveju už jas turi būti sumokama 72 litai PSD. Tai, nes jos tiesiog nepriklauso jokioms grupėms, kurios yra draudžiamos valstybės lėšomis. Jeigu asmuo įsigyja verslo liudijimą ir tuo pačiu jis yra pensininkas, tai pagal Sodros informaciją jam pensija dėl to nemažėja. Jam reikia tik sumokėti fiksuotą pajamų mokesčio dydį, kuris skiriasi kiekvienoje savivaldybėje. Na, pavyzdžiui, Švenčionyse už mėnesį yra nustatyta 10 litų fiksuotas pajamų mokesčio dydis vidutiniškai, o Vilniuje yra, kaip minėjau, 60 litų. Tai reikėtų susimokėti tik tai fiksuotą pajamų mokesčio dydį, o Sodros įmokų nereikia jam mokėti. Reikia mokėti tik privalomos sveikatos draudimo įmokas už tiek dienų, už kiek jisai išsiėmė verslo liudijimas. Jiem taikoma jau naujoji lengvata. Pagrinde keičiasi tik tai įmokų mokamų į Sodros biudžetą tarifai ir dydžiai. Tai tiesiog pagal Sodros pateiktą informaciją, jeigu asmuo yra autorius ir jisai gauna tuo pačiu ir darbo užmokestį, tai tokiu atveju jam reikės mokėti Sodrai 40% įmokas, iš kurių 9 procentai išskaitoma tiesiog iš darbuotojo autorinio atlyginimo, o 31 procentas sumoka jo darbdavys arba kitaip vadinamas draudėjas. Ir tarkime, jeigu žmogus yra autorius ir jisai gauna 1000 litų, tai jo darbdavys, draudėjas turi išleis maždaug jam kainuos toksai žmogus apie 1300 litų, nes jisai dar iš savo lėšų turi sumokėti socialinio draudimo įmokas. Ūkininkas, aišku, ūkininkų nelygu, jeigu jisai nevykdo jokios veiklos, yra ūkininkas, tada jam reikės mokėti privalomas sveikatos draudimo įmokas, nes jisai privalės draustis būtent šiuo draudimu, jeigu jis nepriklauso valstybės lėšomis draudžiamų asmenų kategorijai. Na, pavyzdžiui, yra koks pensininkas ar panašiai. O šiaip ūkininkai turės mokėti už 2010 metus, jie turės mokėti 5 procentus, jeigu jų valdomo žemės dydis viršija 14 DV. Na, visi ūkininkai žino, ką tas dydis reiškia ir jie jau gali išsiaiškinti atitinkamose žemės ūkio konsultavimo tarnybose, kokio dydžio žemės valda jiems priklauso. Pasikeitė nekilnojamojo turto nuomos ir pardavimo pajamų apmokestinimo principai. Tai yra, dabar jau nekilnojamo turto pardavimas ir nekilnojamo turto nuoma nebėra laikoma, tokia veikla nebelaikoma individualia veikla. Tai reiškia, kad jau tie, kurie yra įregistravę tokią veiklą, privalo išsiregistruoti, o tie, kurie nėra įregistravę, tai jau jiem nebebus prievolės registruotis. Na, yra tik viena išimtis, kad jeigu žmogus, tarkime, nuomoja savo butą gyventojams, tai jisai tada galės įsigyti verslo liudijimą. O
šiaip dėl nuomos jam reikės mokėti nuo nuomos pajamų, tiesiog reikės metams pasibaigus susimokėti 15% pajamų mokestį. O dėl nekilnojamo turto pardavimų taip pat yra tam tikrų pakeitimų. Tai irgi nebelaikoma individualia veikla, nebelaikoma verslu, neatsižvelgiant į tai, kiek žmogus parduoda, tarkim, žemės sklypų, ar būtų, ar tai patalpų, nebelaikoma jokiais atvejais individualia veikla, jam tiesiog reikės susimokėti 15% pajamų mokestį iš tokio turto pardavimo. Tačiau yra tam tikrų lengvatų, kurios šiek tiek pasikeitė. Tai yra, jeigu žmogus turi įsigytą kažkokį nekilnojamą turtą iki 2011 sausio 1 dienos, tai tokiu atveju, jeigu jis išlaiko 3 metus, jam nuo tokio nekilnojamojo turto nereikia mokėti pajamų mokesčių. Tiesiog tos pajamos yra neapmokestinamos. Tačiau jeigu asmuo jau įsigis nekilnojamąjį turtą nuo 2011 metų sausio 1 dienos, tai tokiu atveju jam reikės tą turtą išlaikyti 5 metus tam, kad neatsirastų prievolė mokėti pajamų mokestį. Tai yra prailgėja nekilnojamo turto išlaikymo terminas tam, kad nereiktų skaičiuoti pajamų mokesčių. Bet tuo pačiu norėčiau pabrėžti, kad nesibaimintų tie žmonės, kuriem, tarkime, prireikia parduoti savo gyvenamąjį būstą, savo pagrindinį būstą, kuriame jie gyvena, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Tokiu atveju, kaip ir anksčiau, pagrindinio būsto pardavimas ir gautos pajamos iš to, jos yra neapmokestinamos. Taip pat norėčiau tiesiog pažymėti, kad pasikeitė individualios veiklos apmokestinimo tam tikros nuostatos. Tai yra individuali veikla, suskirstyta liktai į tokias 2 rūšis. Tai yra individuali veikla, kai ją vykdo laisvasias profesijas turinti žmonės. Ir kita individuali veikla tiesiog ta, kuri nebelaikoma susijusi su laisvosiomis profesijomis. Įstatymė atsirado nauja sąvoka, laisvoji profesija. Tai yra tokia veikla, kai žmogus gali ją užsiimti turėdamas tam tikrą profesiją, tam tikrą išsilavinimą ir vykdydamas šią veiklą jis savarankiškai teikia intelektinės paslaugas.